Norai pildosi. Kaip atskirti lūzerį ir sėkmingą žmogų? Aišku, jūs visi pas mus sėkmingi žmonės. Štai žiūri kanalą. Lūzeriai eina atgal, sėkmingi žmonės eina į priekį. Bet čia, kad eina, neina, čia galima įvairiai traktuoti. Visas labai priklauso nuo tų minčių, kokios sukasi mūsų galvoj. Tai vat, kas nori sužinoti ir esat sąžiningi patys savo, jums viena istorija, kurios nariu jūs dalyvitoje tapsit. Viduramžio laikai. Karalystėje į nelaisvę pakliūna graži jauna mergaitė. Karalius pamatė ir sakė, vsio, ženysiuos, įsimylėjau, bet neaišku dėl kokių nors šitų reikalų, jis nusprendė, kad turi būti demokratija. Gal pasiskaitė tuo metu traktatų apie Graikijos demokratiją ar ką nors, sakė, vsio, turi būti pasirinkimas, mergaitė turi šansą pasirinkti, tekėti, ta prasme, ar netekėti. Vaikšto vieną gražią popietę jie sodė, jisai su jie bendrauja, sako, okei, žinau, kad tu nenori tikėti, tai aš tau duosiu pasirinkimą. Jie vaikšto sodė, kur kelias išgrįstas baltais ir rudais akmenukais. Jis sako, jeigu iš dėžės ištrauksi baltą akmenuką, galėsi būti laisva. Jeigu ištrauksi juodą, turėsi tekėti už manęs. Ir jei matant, į dėžę įdeda 2 juodus akmenukus. Dabar sustabdom istoriją ir perinam prie jūsų. Dedat pauzę, spaudžiat ir parašot. Kokios kilo pas jūs mintys? Tu esi mergaitė. Toj situacijai. Ką tu pagalvojai? Kaip tu galvojai? Kaip mintys, kokia minčių buvo seka ir ką tu ruošiesi daryti. Tai tokias kelias užduotys. Dabar spaudžiam pauzę. Grįžot. Pirmas dalykas. Jeigu pauzės nepaspaudėjai, tu jau esi lūzeris. Dėl to, kad tau reikia labiau tau įdomu, kas čia bus, negu tai padaryti ir suprasti kažką savo gyvenime. Visi tie, kas nepaspaudėt pauzės, visi esat lūzeriai ir jums neįdomus jūsų gyvenimas ir jūs nepratę spręsti klausimų. Jeigu paspaudėt pauzę, jau turit šansą priartėti prie lyderių, prie sėkmingų žmonių gyvenančių savo gyvenimą. Dabar klausimas, ką parašėt? Dauguma garantuoja, parašė, kad čia nesąžiningai, nesąmonė, koks karalius blogas, taip daryti negalima. Čia yra lūzerio mąstymas. Pasaulis yra įdomus, pasaulis yra platus. Girdėjot mano istoriją apie atklydusį laukinį arklį. Mes niekada nežinom, kaip šitas momentas atsilieps į ateitį. Ir jeigu jūs iškart automatiškai reaguojate į situaciją neigiamai, reiškia, jūs esat lūzeris. Galbūt kai kas rado sprendimą? Aš to istorijoje yra sprendimas. Šitoje vietoje. Tai vat, rašykit komentaruose. Ir tą visą dalyką reikėjo parašyti raštu. Negalvoj prasukti, o arba komentarą parašyti, arba ant popieriaus raštu. Tai vėlgi, yra skirtumas. Ar lūzis sako, ai, čia biškai pamašiau, arba aš, gerai, pagalvoju, parašiau. Nes rašymas daug ką duoda, bet čia kitos jau istorijos dalis. Bet visiems labai įdomu, kuo baigėsi šitą istoriją. Ir galbūt įdomu, kaip aš šitą istoriją, kaip žinau šitą istoriją ir kaip aš jo reagavau. Prisipažinsiu iškart, sprendimo aš nepamačiau, bet mane supa vien tik tai lyderiai ir žmonės, kurie eina į priekį. Ir jeigu man kažką sako arba duoda užduotį, reiškia ne šiaip savo, duoda man užduotį. Ir dalis žmonių, kurie žiūrit mano kanalą, jūs suprantat, kad šitas visos video, šios užduotys yra ne šiaip savo. Galbūt tu jau pribrendai padaryti šitą žingsnį. Ir aš galvoju, situacija įdomi, sprendimo nežinau, bet man ant durniaus užduoties negalėjo duoti. Situacija įdomi, koks galėtų būti sprendimas. Iškai, sprendimo aš nesugalvojau, bet kokį atveju aš supratau, kad man buvo mintis. Kas čia per bairis,
ką šituo dalyku man žmogus nori paaiškinti. Mes ten kalbėjome iš kito aspektų, mes ten kalbėjome apie žmonių psichologinius tipus ir kalbėjom, kaip tuos tipus keisti. O dabar perinam prie istorijos. Mergaitė įkišo ranką į dėžutę, ištraukė akmeniuką ir toli metė, net nepažiūrėjus. Dėžiai liko juodas akmenukas. Karalius sako, o tai tu kokios spalvos akmenuką numetei? Sako, aš nežinau. Aš ištraukiau ir išmečiau. Jeigu išmečiau baltą, reiškia dėžiai liko juodas. Pažiūrėkime į dėžutę ir nuspręsim, kokį aš akmeniuką išmečiau. Genialus sprendimas. Realiai, ir buvau pakraupęs, ant kiek paprastų ir įdomių sprendimų būna gyvenime. Nežinau, kai kas tą tokį sprendimą sugalvojat ar ne. Dabar gali jums kilti klausimas, a ką man daryti? Aš beveik pasijaučiau lūzeriu, bet noriu būti lyderiu. Nu, laimingų žmogum. Tai pirma, reikia patribėtis pasitikėjimu savim. Tai turit, yra video, įdėsiu į nuorodą, vieną paprastą pratimą, labiau tinka vyram. Tiesioginė transliacija šiandien vedžiau nepavyko dėl interneto, dėl to ir aš šitą video turiu laiką. Bus tiesioginė transliacija pasitikėjimo tarim. Kitas dalykas, bent 300 knygų reikia paskaityti iš pasaulio klasikos. Tiek to, 100 knygų iš pasaulio klasikos paskaityti, kad susipažintumėt su tokiom paprastom gyveniškom istorijom. Kokių būna gyvenime, pavyzdžiui, net ne iš nusakomų situacijų, kur atrodo, nu jau jokio nėra išeities iš situacijos. Ir matai, pasirodo būna. Bet pažiūrėkit sąžiningai, ką pagalvojot prieš tai apie karalių ir ką dabar pagalvojot apie merginą šitoje vietoje. Iš dabar šitą istoriją aš naudoju, kai žmogus man aiškina, kad variantų nėra, nieko negalima padaryti. Pas manis šitam atveju yra du variantai. Mano aplinka žino ir man niekas nepasako, kad tai neįmanoma. Paprastai, arba nėra variantus. Jeigu nėra variantų, yra vienas variantas, virvė ir muilas, nepatinka šitas variantas, ieško kitą variantą, arba pasakoju šitą istoriją, kaip atrodo iš neįmanomos įsisukti situacijos, mergina įsisuko. Ir karalius, jisgi garbingas šitoje vietoje, jis negali pažeisti savo žodžio. Ir merginą paleido. Taip pat, mėlyjeji, gyvenime būna įvairių situacijų. Jeigu mes einam prie, mes pakliūnam į visokius bairius, visokias situacijas. Jos atrodo beviltiškos, man neįmanomos. Šitas pavyzdys rodo, kad galima atrasti iš bet kokių beviltiškų situacijų variantus. Jeigu jūs einat į priekį, tobulėjat, mokotės ir keičiat savo gyvenimą. Ką aš jums visiems ir rekomenduoju. Eikit į priekį, tobulėkit, darykit šitas technikas, nepatinka šitos, atraskit kitas technikas. Svarbu, kad jūs kasdien matytumėt savo žingsnius ėjimo į priekį. Ir kuo tokių žmonių bus daugiau, tuo gyvenimas bus nuostabesnis. Sekančią video tikiuosi jau ir rašysiu apie metodą Sedoną, kokiu būdu nuiminėti, kai kam turėjo dabar daug kas viduj sukilti, toks senos, toks šauks, ką man daryti ir panašiai. Tai šitoje vietoje reikia panaudoti Sedoną, jau kažkam, kai sukilo baimės, kaip su baimėm elgtis, žinot. Patiko video, rašom taip. Nu, prieš tai jau turėt parašyti jūsų reakciją. Yra žmonių aplink, kurie norit, kad kartuojate su jumi priekį. Siūskit šitą video. Kokteilis man išbėga. Jezu, tu man šitą dalinkitės. Ir nuostabaus jums gyvenimo.